Sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Ilona Paulauskienė. Tikiuosi, kad visi sveiki. Man taip pasisekė. Tik dabar pradedu transliacijas, nes iš ties turėjau labai nesmagų laikotarpį ligos patale, bet jau viskas praeityje ir džiaugiuosi tuo. Ir noriu šiandien papasakoti, ką ašgi dariau vakarais, kada negalėjau išeiti į lauką, kada namie, kada, sirguliuoji, žinote, šitą laiką. Nemėgstu tokių dalykų, niekas jų nemėgsta. Visų pirma, prisiminiau savo hobį vaikystės, tai machrame. Turėjau tokį labai fainą šviestuvą antikvarinę ir jo kepurytė buvo tikrai apšiurusi. Ir vakarais panėriau. Galbūt idėja šitą patiks moterim. Visai fainai, kur rasti, tai YouTube'as, Pinterestas, pasiieškokit. Nėra ten nieko sudėtingo, viskas yra įmanoma. Vaikystėje tarp kitko pynio pelėdas ir kai mamai parodžiau, sako, o, tu turi talentų, sakau, mama, ašgi mokėjau šitą daryti seniau. Ir dar viena aistra, vakarais skaitau knygas. Ir aš noriu pasidalinti šiandieną su jumis vieną nuostabią knygą, papasakoti, ką aš ten radau. Nes manau, kad bus įdomu, nes vakarai ilgi, dar šalti, greitai pas mus ateis pavasaris, daug dievų greičiau. Bet kol kas turime laiko su savimi, bent jau vakarais po darbų. Ir tai yra finansinio raštingumo tema knyga. Tai yra Davido Bacho Visada gali praturtėti. Atspindi. Manau, matote, atspindi šiek tiek šviestuvas. Tai veiksmingas planas, kaip praturtėti bet kokio amžiaus žmonėm. Bet kokio amžiaus žmonėm. Ir jeigu jums, kaip man, jau arti 60 ir galvojat, kad per vėlu, tai ne, žinokit, verta paskaityti. Taip, ten yra apie 1 kavos puodelį, 2 kavos puodelius, bet taip pat yra ir apie papildomus pajamų šaltinius. Nekilnojamas turtas, akcijos, obligacijos. Rekomenduoju lentelės praleisti, nes ten yra Amerikos visi ten tie procentai, tačiau pati esmė nesikeičia. Ir kas mane sužavėjo? Mane labiausiai sužavėjo papildomi pajamų šaltiniai. Labai nustebau, nes 17 skyriuje Davidas rašo, kad užsidirbkite daugiau iš tiesioginės prekybos. Ir tam pavardintos kelios tiesioginės prekybos asociacijos narės, kelios kompanijos tiesioginio pardavimo asociacijos, kuriame yra Amerikiai. Tarp kelių visai nedaug jų yra. Ir iš ties aš esu Amerikiai kompanijos atstovė, esu Amerikiai kompanijos direktorė 25 metus, vystau verslą šioje srityje, bet žinot, perskaičiau ir tai buvo labai miela. Pagrindinis kriterijus, kokią tiesioginių pardavimo kompaniją rinktis, kad uždirbti papildomas pajamas, kaip siūlo Davidas, tai reikėtų pirmas kriterijus, kad tai būtų tiesioginios pardavimo asociacijos narė. Amerikiai kompanija yra tiesioginių pardavimo asociacijos narė. Ir tam, kad ten pakliūti, yra labai tokie stiprus kriterijai. Tai yra 100% pasitenkinimo garantija, grąžinimo klientui pinigų garantija, ar ne produkto pakeitimo garantija, konsultantėm garantijos. Yra labai daug punktų, nevardinsiu čia, bet kompanija Amerikiai yra tiesioginių pardavimo asociacijos narė. Kokias kompanijas rekomenduoja vengti, tai kompanijos, kurios susikūrė ką tik, dažnai būna, kad susikūrė, surenka ar ne pinigus, ar ten dar kažką ir dingsta, kad būtų patikima, kad būtų patikimas kokybiškas produktas. Šiaip tiesioginių pardavimų aš labai domiuosi. Yra kelios kryptis kompanijų, kurios orientuotos į kiekybę, į kiekį ir pigus produktai ir į kokybę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Amerikiai kompanija yra orientuota į kokybę. Na ir ką jisai čia dar rašo, man labai patiko. Tai yra 13 priežasčių, dėl ko verta užsiimti tiesioginę prekybą. Taigi pirma, pasirašę sutartį su tiesioginės prekybos kompanija, jūs atsidursite verslo pasaulyje. O taip. Dažnai moteris daro klaidą, kada ateina Amerikiai naudoti tik savo. Ir dažniausiai tai yra to organizatoriaus neteisinga informacija. Nes jeigu mane prieš 25 metus būtų pakvietę ir pasakė tik savo, ko gero aš būčiau labai gera klientė ir tiek. Produktus naudoju tik Amerikiai, 25 metus, susitvarkiau savo odą, turėjau pigmentaciją, dehidratuota oda sausa, daug problemų. Jin tikrai tada atrodė ko gero prasčiau nei dabar. Tai būčiau naudojęs tik savo, bet mane pakvietė į verslą ir tai yra rimtas verslas su daugybė privalumų. Taip, jūs pradedate verslą. Pirma priežastis. Antroji priežastis. Jums nereikės išradinėti dviračio. Šita priežastis man buvo berods lemiama, nes iki tol aš jau galvojau, kad kurti kažkokį tai klasikinį verslą, pavyzdžiui, atidaryti kosmetikos parduotuvę, bet tam reikia patalpų, darbuotojų, produktų, reikia marketingo, reikia apskaitos, mokesčiai, visa kita. Tai yra didžiulis mechanizmas, kurį reikia arba sugalvoti,
arba franšizę įsigyti, ar ne, bet kontroliuoti bet kuriuo atveju teks, ar ne, ir tai yra didžiulis darbas. O Merki kompanija yra viskas sugalvota, marketingas sukurtas jau virš 60 metų. Merki aš nuostabi moteris įsukūrė moterim verslą, paprastą, lengvą, kosmetikos srityje, gražų, elegantišką, su labai gražiom dovanom, tokį saldainiuką. Ir mes turime palaikymą iš kompanijos, taip kad viskas yra išrasta, išradinėti dviračio čia nereikia. Trečioji priežastis, jums nereikės visko daryti patiems. Taip, mes turime labai daug renginių, kur galite pasikviesti savo klientės ir mes vedame renginius, ar ne, o klientės jūsų perka pas jus, jeigu esat konsultantė. Taip pat kompanija turi labai daug mokymų, mes turime išvažiuojamų įvairiausių renginių, net auginame ne tik verslo srityje, bet visuose srityse keliaujame, bendraujame ir išties turime didžiulę turi pagalbą konsultantės. Būsite priversti pasistengti, ketvirtoji priežastis. Taip, čia labai įdomu, nes yra motivacija meduolių arba bizūnų. Ne, klasikiniam versle dažniausiai motivacija yra bizūnų. Nedirbsi, negausi, neteisi darbą, negausi ar ne, nepadarysi to, neužmokėsi pinigų. Pavyzdys. Pas mus motivacija yra meduolių, tai yra sudėtingesnė motivacija, nes reikia žmogui ne tai, kad įtikinti, bet nupiešti vaizdą, kaip tai bus, kada jis tai gaus. Kitaip tariant, patikėti tuo, kol dar nėra. Tai yra, kad žmogus pats veiktų, jam reikia energijos. Tam ir mūsų renginiai, tam ir mūsų kelionės, tam palaikomieji skambučiai iš lyderių ir vedimas lyderio konsultantės. Tai yra toksai sudėtingiau, bet už tai mokami geri pinigai. Penktoji priežastis, turėsite ir vadovų, ir pagalbininkų, taip, jūs turėsite lyderę, bet lyderė suinteresuota jūsų augimu, todėl jį palaikys jūs visada, o pagalbininkų tai išties ir bendraminčių, ir pagalbininkų šeima, mano didžiausia pagalbininkė, mano abi dukros ir asistentės pas mane dirba, padeda, vyras ką tik parvežė dėžutę su produktais, visi išties padeda. Šeštoji priežastis, galėsite turėti pasyvių įplaukų. Pasyvios įplaukos, kas tai yra? Iš tiesų, pasyvios įplaukos turėtų būti tada, kada tu gauni įplaukas nepridėdamas prie šito pastangų. Ar ne? Jeigu tai nekilnojamas turtas, tai jau ilgalaikė nuoma, ne? Jeigu jūs tai turite padienę nuomą, jūs vis tiek turite tvarkyti, ne? Administruoti šitą reikalą. Merki kompanija, kurioje vietoje pasyvios pajamos? Paklausite. Mes kuriame 3 komandas. Klientų komanda, konsultantų komanda, lyderių komanda. Ateina toks laikas, kada jūs konsultantė apmokėte ir jinai savarankiškai teikia užsakymus, jis savarankiškai aptarnauja savo klientės, lyderė savarankiškai dirba savo verslo grupėse ir jūs gaunate už tai pajamas, už tą investiciją, kurią investavote tada, kada reikėjo. Čia taip, kaip žinot, laužą užkūrė, o paskui tik tai malkų damitė, ne? Taip, kontroliuoti, aišku, visada norisi daugiau, tada vėl nauji žmonės, vėl nauji lyderiai ir tai yra faina, tai yra procesas ir tuo verta būtų mėgautis. Rasite naujų draugų, o taip, 7 priežastis. Žinot, tie visi renginiai, ir mes dabar, sakau, turim suplanavę 25 metam net kelis išvažiuojamuosius renginius, kur gali pakliūti konsultantės, net su savo šeimos nariais, su savo draugais, tikrai susiranda naujų draugų, tikrai yra bendrystė, čia yra garantuota, be šito niekur. 8 priežastis, jums nereikės išeiti pensiją. O taip, va šitoj vietoj šiek tiek papasakosiu. Ką tai reiškia? Merki kompanija yra lyderių, kurios yra pensijoje jau Lietuvoje, ar ne? Ir jos visgi vyksta visus renginius, vykdo verslą, nors tikrai pažįstu moterį, kurią labai turtinga moteris vidumi ir finansais ir išorė visaip. Ir jinai vis tiek vyksta renginius ir aš klausiu, kodėl jūs dar vystot veiklą Merkiai. O jinai man tada atsakė, žinai, su jaunimu, žinai, Ilona sako, su jaunimu važiuoti kartu man yra smagiau, negu kapstytis sode, taip kai daro mano bendramžės, ar ne? Aš noriu augti, galvoti, mąstyti, nesenti tada, kada bendrauju su jaunimu. 9 priežastis, jūs padėsite kitiems žmonėms. Vienareikšmiai. Aš rašau dažnai savo socialinėje erdvėje, kad padedu, kad mano klienčių oda, rūpinuosi, kad mano klienčių oda švytėtų. Tai yra viena sritis, tai yra klientės, kuriomis rūpinuosi, jos gauna produktus, jos gauna mano konsultaciją, jos gauna po to vedimą, jos gauna atmintinę, kaip naudoti, ką po ko ir taip toliau. Kita lobio skrinė, tai yra konsultantės, kurios gauna pagalbą, coachingą, mokymus, įvairiausiais pavidalais, lyderės, su kuriomis mes jau bendraujame net šeimomis ir su kuriomis mes tikrai esame kolegės ir kurios
su kuriomis mes auginame viena kitą, kitaip tariant. Tikrai padedame kitiems žmonėms, tai faktas. 10 priežastis - patys pasirinksite darbo valandas. Va čia yra spastai dideli. Dauguma žmonių, kurie pripratę nuo iki dirbti ir kada kvėpuoja nugarą, nesako, ką daryti, pasimeta, kai ateina Amerikiai, nes čia yra daug laisvo laiko, kaip ir, ar ne? Todėl pačiam reikia nustatyti darbo valandas ir nusistatyti tuos konkrečius veiksmus, kuriuos darai per tas darbo valandas. Tai mano atveju aš turiu konkrečias darbo valandas ir žinau užduotis, kurias turiu vykdyti ir kartais, kai būna renginiai, o dažnai tai pasitaiko sekmadieniais, tai aš žinau, kad aš galiu pasidaryti išeiginę pirmadienį arba antradienį, ar kada man patogu. Aš galiu vykti į atostogauti arba ten pagyventi mėnesį 2 kažkur kitoje šalyje, bet nenumesti verslo, ar ne? Aš galiu rinktis savo laiką, tai priklauso nuo tikslų, nuo norų, o tam mes darom svajonių plakatus, o tam mes turim specialius mokymus. Žmonės, kurie turi tikslus, jie sensta lėčiau, patikėkit, ir jie yra laimingi, nes jie mėgaujasi procesu, žino, kur eina, turi krypti. Taigi, toliau, pradėti tiesioginis, ne čia jau nuklydau, Taip, dar viena priežastis. Pradėti tiesioginės prekybos verslą yra pigiau nei kurį nors kitą. Faktas. Aš jau minėjau, kad iki Amerikiai aš planavau pradėti savo verslą, bet supratau, kad reikia labai daug pinigų, 10 tūkstančių tam, kad atsidaryti patalpas, produktus, rasti darbuotojus ir taip toliau. Žiūrint, kokį verslą norite vystyti, vis tiek reikia investuoti, nes tai yra verslas Amerikiai. Ir kai pradėjau Amerikiai savo veiklą, aš investavau tada $1000, tada dar buvo doleriai prieš 25 metus. Dabar galima pradėti veiklą nuo 150 eurų ir daugiau, tačiau aš nerekomenduoju tiek, nes tai yra produktai tik savo, galima juos pabandyti, parodyti draugiam, užsakyti, parduoti galima, bet klientai nori čia ir dabar. Žmonės taip norėtų, taip jie nori, tai normalu. Todėl rekomenduoju pradėti bent jau 500 eurų tikrai savo verslą tam, kad būtų ką parduoti, tam, kad galėtumėt suteikti tą naudą žmogui kitam, ne tik tai pritaikyti produktus, bet ir padaryti taip, kad jį išsineštų juos į savo namus. Taigi, ir 13 priežastis tai bus šeimos verslas. Išties šeima labai padeda, šeima susitelkusi ir šeima auga kartu su Amerikiai. Ir aš nežinau, kaip būtų dabar, jeigu nebūtų mano dukros girdėję skambučius mano klientėm, konsultantėm, nebūtų matę renginių, kokios jos būtų buvę, nes aš ir šeimą auginau, todėl kad mūsų motivacija yra meduolių, kaip minėjau, todėl aš negaliu skambinama telefonu barti žmogaus ar sakyti, wow, tu to nepadarai, to negausi arba dar kažką. Visada randi gražų žodį, visada randi motyvacinį, ar ne, kažkokį tai sakinį, kad padėti tam žmogui susidoroti su tuo ar kitų iššūkiu. Mano šeima yra traukta į Amerikiai tikrai. Abi dukros vyresnioji yra fotografė, jinai fotografuoja renginius ir padeda man kitais aspektais, kas liečia ir socialinę erdvę, tai yra jos nuotraukos, labai dėkinga už tai. Fotoaparatą tai mamytė padovanojo, tai viskas yra su to ok. Bet aš dabar džiaugiuosi, kada jinai vysto verslą ir yra labai įžymi fotografė ir pas ją dabar jau laiko aš turiu užsirašyti gerokai iš anksto, kad pakliūti pas ją. Jaunesnioji dukra man padeda socialiniai erdvėjai taip pat, su tekstais, su sveikinimais, koordinuoju elektroninį paštą ir turiu, aišku, asistentę pasisamdžius, bet mano dukros yra arčiau ir aš galiu pasakyti tai, ko man reikia ir greitai gauti tai, ar ne? Ir vyras be abejo padeda taip pat, kaip jau minėjau, ką tik atvežė mano dėžutę su produktais ir kartu keliaujam, kartu važiuojam, Amerikiai gražina jam už tai ir dukrom. Ir iš tikrųjų tai yra šeimos toks gyvenimo būdas pagal Amerikiai. Žinot, tai yra fainai. Tai vat, jeigu įdomu, kas leidžia tiesioginius pardavimus ir norite papildomų pajamų, norėtumėt kompanijos, labai svarbu, kas jūsų lyderis, kas jūsų vedlys. Dar kartą pakartosiu, jeigu prieš 25 metus moteris, kuri pakvietė mane, būtų pasakiusi, naudok tik savo produktus, taip ir būtų buvę, greičiausiai būčiau buvus gera klientė. Sau, tik sau. Bet mane pakvietė į verslą ir mane vedė mano vyr direktorė, kuri yra nuostabi gili moteris, labai dvasinga, labai tikinti, giliai iš karto su visais pamatais. Aš pamačiau esmę pačią Amerikiai, aš sukūrė kompaniją daugiau nei prieš 60 metų ir jinai labai giliai kūrė šią kompaniją moterim, kad jos dirbtų lengvai, gražiai, estetiškai
ir turėtų solidžias pajamas. Marketingo planas tikrai tobulas, ne veltui daugelį universitetų, Harvard'e, Oxford'e, tiesioginių pardavimo kompanijos yra marketingas analizuojamas Merkiai pavyzdžiu. Tai išties yra taip. Tai jeigu įdomu, rašykit, susisieksim, pasikalbėsim, niekas per galvą neduos, nieks nieko nevers, aš dar kartą sakau, motyvacija meduolių, ne tai ne, myliu visus, o dirbu su tais, kurie dirba. Toks yra mano kredo.